Aš kapitonas Lyzi iš Islandijos, kur gaminami Lyzi žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Laidą pristato internetinė parduotuvė zylutės.lt, sukurta vaikams. Na, o dabar, mėlyjei, norime jūs paskatinti šią dieną išnaudoti vaikų žinių praplėtimui. Vasario 16-oji puikia proga papasakoti apie šalies istoriją ir, žinoma, ugdyti tautiškumą ir meilę Lietuvai. Apie tai kalbėsime reportaže. Pažiūrėkite. Tęsdami praėjusioje laidoje pradėtą viešnagę edukologijos mokslų daktarės Austėjos Landsbergienės šeimos namuose, šį rytą norime pakalbėti apie tai, kodėl svarbu ne tik iš kartos į kartą perduoti tradicijas ir švęsti lietuvių liaudies šventes, bet ir ugdyti vaikų tautiškumą, meilę tėvynei. Turbūt sutiksite, kad didžiąją dalį žinių apie Lietuvą ir jos istoriją vaikai parsineša iš mokymo įstaigos. Tačiau mūsų pašnekovės nuomonė, tai turėtų vykti kur kas anksčiau, nei vaikas peržengia mokyklos slenkstį ir skiepyti minėtas vertybės turėtų ne kas kitas, o patys tėvai. Vaikas nuo pirmų dienų viską supranta. Jis viską supranta, jis viską jaučia, jis lygiavertis visuomenės narys yra. Ir mūsų užduotis, tol kol tas vaikas yra nepilnametis, su juo visko dalintis ir skiepyti jam, ugdyti jam vertybės, skiepyti jam tam tikrus įsitikinimus ir taip toliau ir panašiai. Ir lietuvybė ir lietuviškumas yra dalis mūsų identiteto. Ir tam tikra dalimi, su vaiku apie tai nekalbėdami, mes apvagiame jį. Ne tik apie tradicinės lietuvių liaudies šventes, tokias kaip kūčios ar šventos kalėdos, turime pasakoti vaikams, bet ir apie valstybinę šalies šventes, visų jų laukti ir kartu švęsti. Vienas svarbiausių mūsų šaliai kaip tik šiandien vasario 16 dieną minima Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tačiau kyla klausimas, nuo kada reikėtų su vaikais apie tokias valstybinės šventes kalbėtis ir kaip? Galbūt labai maži vaikai nesupras šių švenčių reikšmės ir prasmės. Nuo pat pradžių. Nuo pat tada, kai tas vaikas yra įsigyjamas, atsiranda šeimoje. Dėl to, kad tai yra mūsų kasdienybė, ar ne? Kodėl mes neiname į darbą vasario 16? Mes kalbame apie tai su vaikais. Ir man atrodo, kad tam tikra dalimi tai yra valstybės dovana šeimai, bet tada šeima turi dovanoti valstybei tą vaikų supratimą apie tai, kad tai yra valstybinė šventė, kodėl mes nedirbame šiandien, nes mes švenčiame Lietuvos gimimo dieną. Ar ne? Ir kai tai yra Lietuvos gimimo diena, ar meilės Lietuvai diena, ar kaip ją pavadinsi, tai nepagadinsi, bet vaikas auga iš karto supamas tokios aplinkos. Austėja Landsbergienė ne tik savo šeimoje, bet pačios įkurtuose darželiuose stengiasi supažindinti vaikus su jų lietuviškomis šaknimis. Geriausias pagalbininkas – žaidimas, padedantis atskleisti vaikų tautinį identitetą. Jeigu tu kalbi apie tai, kad, tarkim, Lietuvoje auga spigliuočiai ir lapuočiai, tai geriausiai vaikas tą supras, kalbėdamas apie tai, o kaip yra kitur. Lygiai taip pat, kaip, tarkim, mes Lietuvos vėliavą mokome vaikus, pateikdami mūsų kaimininių valstybių vėliavas, ar ne? Ir tada vaikas iš karto gali jau kitą dieną parodyti, kur yra Lietuvos vėliava. Tuo tarpu, jeigu vaikas supažinimas tik su Lietuvos vėliava, jam, po to paklausi, tai kokia ji yra, kokios spalvos, ir jis nebūtinai prisimins. Tuo tarpu, kai einama per kontekstą ir per kontrastą, vaikas iš karto atskiria. Jisai neatskirs kokia ten Latvijos ar Baltarusijos, bet Lietuvą jis iš karto identifikuos. Dėl to, kad būtent iš to, kas esu aš, išeinama į tai, kaip yra kitur. Pasak Austėjos, toks mokymo būdas, kurį visų pirma taikė namuose savo vaikams pateikdama kontrastingą informaciją, iš tiesų pasitvirtino. Žinoma, nemažai lėmė ir tai, kad vaikai šeimai kurį laiką gyvenant svetur lankė tarptautines mokyklas. Kai reikėdavo pristatyti, tarkim, buvo mūsų sūnus pirmokas ir jų projektas buvo žymus žmogus. Visi vaikai pristatė savo valstybę žymų žmogų. Nes tu negali pristatinėti Einšteino, kai tu esi lietuvis tarptautinėje mokykloje, tu turi pristatyti ką nors iš Lietuvos. Ir taip toliau ir panašiai. Ir tada vaikui susiformuoja be galo stiprus jo tautinis identitetas. Ir tada tie vaikai vos ne daugiau žino. Taip, ir jų žinios yra ne tik apie save,
bet ir apie kitas valstybės, ar ne? Kai vaikai, kai sėdi 5-mečiai ir jie puikiausiai savo varto tokiam žiniomis, kaip ten Portugalijos sostinė yra Lisabona, ten Atlanto vandenynas ir taip toliau ir panašiai, nes tai yra kontekstas, tai yra jų kontekstas ir jų realybė, o ne kažkokios vadovėlinės tiesos, kur niekam neįdomu ir visiems per toli. Vis dėlto, kad ir kaip viena ar kita šeima besistengtų ugdyti savo vaikus būti tikrais Lietuvos piliečiais, tokių šeimų mūsų šalyje galėtų būti daugiau. Juk kelias, kuriuo eita nepriklausomybės link, buvo vienas svarbiausių įvykių mūsų tautai. Galbūt visą tai pamiršome, tačiau apie tai prisiminti, perduoti savo vaikams, saugoti ir branginti juk galėtume kasdien, švęsdami ne tik tradicinės ir valstybinės, bet ir šeimos šventes. Aš prisimenu, kai mes buvom paaugliai ir prasidėjo visas tas nepriklausomybės judėjimas, mes net kastose turėdavom trispalvės gumytes ir koinės tų spalvų turėdavo būti. Ir aš suprantu, kad tada buvo toksai pakilimas ir euforija ir taip toliau ir panašiai. Bet kai man teko vidurinėje mokykloje išvažiuoti ir šiek tiek mokytis JAV, tai ten per šventes visi rengėsi savo spalvomis, ar ne? Net dabar ambasadoje JAV, kai yra nepriklausomybė švenčiama, beveik visi ateina raudonai, baltai, mėlyni, ar ne? O mes to nebedarome. Mano pusė švedų draugų tuokėsi su savo tautiniais rūbais. Aš Lietuvoje, iš savo draugų, iš mano draugų, nei aš pati tuokiausi su tautiniais rūbais, nei kiti mano draugai tuokėsi, nes mes kažkaip nemanome, kad tai yra vertybė, kad tai yra turtas ir viena vertus pasiduodi tai, tarkim, masifikacijai, masiniam mąstymui, bet kartais, kai sustoji, tai pradedi galvoti, kad labai liūdna. Labai liūdna, nes danai, kai yra vaiko gimtadienis, į stalo vidurį stato Danijos vėliavą, o į tortą prismaigsto Danijos vėliavą žvakučių. Ir tą patį daro švedai, tą patį daro amerikiečiai. Ir aš vienais metais norėjau rasti bent jau trispalvę juostelę per vaiko gimtadienį ir aš net jos neradau, reikėjo labai ilgai paieškoti, kad rasčiau. Dažnai lietuvių šeimai tautiškumas nėra kasdienybės dalis. Nuolat galvojama, kad Lietuvoje ne taip gerai kaip kitur. Tačiau juk kiekviena tauta turi kuo skųstis ir kuo didžiuotis. Mes neišimtis. Jei nuo pat mažens mūsų vaikai žinos, kuo didi ir garsi yra Lietuva, šviesesnis rytojus laukia mūsų visų. Aš manau, kad dabar mes netgi galime šiek tiek dirbtinai užsukti tą ratą, jau labai sąmoningai stengdamiesi, nes mes kažkaip žiūrime maždaug, oi, ta Lietuva šiokia, tokia, anokia, vos ne, aš čia trenksiu durim ir išvažiuosiu. Ne? Ir nėra to tokio, kad Lietuvą tai kuriame mes. Ne premjeras, ne ministrai, ne dar kažkas. Mes kuriame tą Lietuvą. Ir jeigu mes nuo mažų dienų vaikams skiepysime meilę Lietuvai, po to, kai ateis jiems laikas įgyvendinti ar keisti įstatymus ar kažką daryti, jie galės tada atsiraitoti rankovės ir iš tiesų dirbti Lietuvos labui. Nes niekada nėra lengva. Taigi imkime į rankas lietuvišką trispalvę ir kartu su vaikais eikime švęsti Lietuvos gimimo dieną, vasario 16-ąją.